rytas į troleibusą įlipa eilės tvarka. Jūreivis, pavargęs, labai daug prisisiurbęs vilnietis ir močiutė. Močiutė pasiknėse piniginiai suranda talonėlį, duoda pavargusiam vilniečiui, sako, vaikinu, būk geras, perduok tam kareivėliui, kad atžiūrėtų. Patempęs vilnietis ima talonėlį iš močiutės, duoda jūreivis, sako, kareivėlį, atžiūrėk talonėlį. Aš ne kareivis, aš jūreivis. Pabusk, močiutė. Nu, blėt, pasuka galvą. Žiūrėk. Vėl pasuko. Kramtyk, dūra. Pabaigt noriu būtinai pasakyti porą gražių žodžių apie tikras vilnietės. Tikros vilnietės moters. Su jos norais, su jos svajonėm. Tokią tikrą vilnietę moterį priimti gali tik tai žemė. Atsiminta Europos kultūros sostinė Vilnių. O, atsimenu šitą kultūrą, gerai pinigo kai kam padarė. Fejerverkus suršuoda už 3 milijonus į viršų, kad Ai, tu sau, bet sako, žinai, kad mūsų net Marse pamatė per tuos fejerverkus. Marse tai pamatė, bet daugiau nieks mūsų ir nematė, nes visus lėktuvo šoferis išgąsdina. Tai po to, sako, kartą daugiau ne vienas lėktuvas į Vilnių neskrida. Visi mano draugeliai per Kauną į Londoną skrenda. Va, tai todėl ir vadinas dabar neregėta Lietuva, reiškia. Niekas neregėjo.